Sveiki visi, turime vaizdo įrašą iš Jonavos rajono Batėgalos sporto komplekso salės, kur vyko pirmasis turas šių metų žiemos Lietuvos vaikų čempionato. Vienas turas taip pat vyko jau kitame Lietuvos mieste, Anykščiuose, kur susitiko visai kitos komandos. Taip ir mes turime vaizdą iš salės, deja turime įrašą tik nuo antro kėlinio pradžios. Radviliškio puolimas ir rezultatas šiuo metu yra 3-0. Radviliškis pirmauja. Vaikams pavyko pirmo kėlinio metu atsinešti, pelnyti 3 taškus, aišku, dėka gerų atmušimų. Ir geros gynybos dėka pavyko apsiginti sausai, neleidžiant vilniečiams pelnyti taškų. Taip, šį kėlinį pirmasis į atmušėjo poziciją stoja Matėjus Každailis iš Baisogalos gimnazijos. Matėjus yra vienas iš stipriausių mūsų žaidėjų. Ir mes linkime jam, kad puikiai sektųsi šitose labai svarbiose rungtynėse. Pirmas metimas, Matėjus smūgis, atšokusi nuo žemės kamuolį, sėkmingai gaudo vilniečių trečios bazės gynėjas, taiklus metimas į pirmą ir Matėjus išmestas iš žaidimo. Vienas out. Antras eilėje muša Ignas Lipnevičius, Radviliškio Gražinos pagrindinės mokyklos moksleivis. Jis pasižymė labai stipriais smūgiais, patikimas gynyboje. Šiandieną kitose rungtynėse jis taip pat sėkmingai žaidė. Ir metimas, pirmas mušimas, bet nepataiko į aikštę. Aikštę matome tarp dviejų linijų. Dar vienas bandymas. Treneris užmeta, Ignas nelabai geras užmetimas per žemės, tokį kamuoliuką labai sunku atmušti, tačiau Ignas pasirinko vis dėlto moti lazdą, nelietė kamuoliuko ir pats savo pasidarė out. Trečias šiame kėlinyje muša Kajus Linda iš Šeduvos gimnazijos. Smūgis į žemę, gynėjas gaudo kamuolį, tačiau metimas per vėlyvas. Kajus spėja užbėgti pirmą bazę, užmina ją, nubėga į antrą, vilniečių gynyba bando jam padaryti autą, kol jis net pasiekė bazės, bet metimas pirmos bazės gynėjui buvo netikslus ir kamuoliukas užkrito kažkur už radiatorių, kol žaidėjas iškrapšto, Kajus spėja nubėgti į antrą bazę. Rizikingas Kajus iš tikrųjų žaidimas, tačiau jis yra pats greičiausias mūsų komandoje ir dažnai tas jo greitis ir drąsa pasiteisinat, šį kartą taip pat įvyko. Matom, Kajus užėmė antrą bazę. Sekantis mušimo eilė Elijus Čepaitis iš Šeduvos gimnazijos. Jos smūgis tikslus, skrenda per visą salę, niekas iš gynėjų negali kamuoliuko pagauti. Ir Kajus tuo tarpu iš antros bazės visų greičių bėga į trečią, užmina ją ir parbėga į namus. Tai ketvirtas pelnytas taškas mūsų komandai. Ir Majus muša kamuoliuką į grindis, Vilniaus gynėjai sugauna kamuoliuką be problemų, numeta į pirmą bazę ir atlieka trečiąjį out, išmeta trečiąjį žaidėją. Ir pagal beisbolo taisyklės komandos keičiasi pozicijomis. Dabar radviliškiečiai stoja gynybą, vilniečiai puolime, muša į grindis, Majus gaudo metimas, kamuoliukas skrieja pro šalį. Ignas nepasiekė jo, gaila, nes Majus puikiai sugavo kamuoliuką ir truko tik tai tikslumo metime. Sekantis mušėjas Vilniaus komandoje. Nesėkmingas bandymas atmušti, nepataiko į kamuoliuką puolėjas. Dar vienas, kamuoliukas skrieja, paliečia lubas, neleidžiama žaisti tokiu atveju. Teisėjai stabdo žaidimą ir prašo atmušėjo pakartoti dar kartą. Pagal taisyklės, jeigu kamuoliukas 3 kartų lubas, žaidėjas gauna. O šį kartą žaidėjas net nepataiko į kamuolį ir vienas out Vilniaus komandoje. Sekantis mušėjas stoja prie lazdos, muša į žemę, Dovydas gaudo, meta antroji bazė out ir Matėjus staigus metimas ir pirma ir dvigubas autas. Kaip vadinam, double play, labai retas atvejis vaikų beisbole, kad būtų mestas kamuoliukas į antrą bazę. Matom pakartojimą, Dovydas tik sugauna ir iš karto staigus metimas mūsų kitam gynėjui jau esančiam ant antros bazės. Ir Matėjus puikus staigus metimas tiesiai Ignui į pirštinę.
ir vaikai padaro 3 autus. Puikus žaidimas, labai retai matomas vaikų žiemos čempionate, nes atstumai iki bazių labai nedideli, žaidėjai labai greit nubėga. Ir tik labai retais atvejais, kad viskas atliekama labai staigiai ir be klaidų, pavyksta. Paskutinį kartą aš mačiau, nežinau, kažkiek metų atgal, bet tikrai labai retas šitoks epizodas. Taip, Dovydas iš 3 bandymo, lyg ir neliečiamodamas kamuoliuko, nors jam pačiam atrodė kitaip, tačiau teisėjas neužfiksavo to. Dovydas gavo auto, Matėjus atmušimas vėl nelabai sėkmingas į grindis. 3 bazės gynėjas gaudo metai 1 bazę ir anksčiau negu Matėjus atbėgo. 2 autai. Igno smūgis per visą salę ir Ignas be vargo nubėga į 1 bazę. Gynėjai gauna kamuolį, bet jau per vėlų kažką daryti, žaidėjas jau atbėgęs į 1 bazę. Vėl situacija kartojasi, 2 autai ir jau turim atmušėję bėgiką bazėje. Dabar Kajaus eilė. Kajus smūgiuoja, nelabai pavyko smūgis, bet galbūt ir sėkmė nusišypso Kajui dėl to, kad kamuoliukas palieka aikštę, iššoka iš jos. Kajus turi galimybę pakartoti smūgį. Kajus sekantis, kuris tiesi liniją, bet tiesiai antros bazės gynėjui pirštinę, kuris užmina bazę ir padaro autą Ignui atbėgančiam į tą pačią bazę. Priverstinis autas, 3 autai, komandos vėl keičiasi. Taip, rezultatas 4-0, vilniečiai vėl bando savo sėkmę. Atmuštas stipriai kamuolys, tačiau už aikštės ribų. Vilniečių puolėjas kartoja savo smūgį. Dar vienas bandymas, šį kartą į lubas. Antras foul ball, skelbia teisėjai. 3 bandymas. Šį kartą žymiai sėkmingesnis, kamuoliukas skrieja į salės kampą. Matėjus pagauna kamuoliuką atšokusi nuo sienos ir nuo žemės, tačiau per vėlų kažkur mesti. Kol kamuoliukas skriejo, kol atsimušinėjo, jis puolėjas jau užėmė 1 bazę. Antras mušėjas. Vėl smūgis, kamuolys nuo sienos atšoka, Matėjus gaudo, gražiai perduoda Kajui. Kajus sugauna, tačiau bėgikas greitesnis, iš 1 bazės jis slysdamas paliečia 2 bazę greičiau negu kamuoliuką pagavo Kajus. Nėra autų ir vėl sėkmingas žaidimas puolime. Ir smūgis, ir Ignas gaudo tiesiai stipriai atmuštą kamuoliuką, vadinamą liniją. Ir sugavęs spėja apsisukti ir užminti 1 bazę anksčiau negu ją grįžta Vilniaus puolėjas. Žiūrim pakartojimą ir stiprus smūgis, puikiai Igno reakcija, kamuoliukas pirštinėje, žaidėjas, puolėjas iš 1 bazės viską teisingai daro, nubėga visų greičiu, pamatęs, kad Ignas pagavo kamuoliuką, stabdo, bando grįžti, tačiau jau per vėlų Ignas ir jam padaro out. Ketvirto kėlinio pradžia, Elijus prie lazdos. Mostas, nesėkmingas, nepataiko į kamuolį Elijus. Vėl bandymas atmušti, Elijus muša per visą aikštę. Ir sėkmingai nubėga iki 1 bazės. Puikus Elijaus atmušimas. Po jo ateina Majus Lembertas. Žiūrėsim, kaip seksis Majui. Kamuoliukas paliestas su lazda, bet neatšoka nuo jos į aikštę. Metimas bus kartojamas. Atmušimas į aikštę, bet kamuolys į žemę. Atšoko, Elijus prabėgo 2 bazę. Nesitikėjo, kad gynėjai pamatys jį tiek nudolusi, bet gynėjai spėjo ir palėtė Elijų. Tuo momentu, kai jis nebuvo ant bazės ir padarė Elijui autą. Elijus iškrenta iš žaidimo. Labai gaila, nes galėjo pavirsti tašku. Dovydas Golcas stoja atmušėjo vietoje, beje, Dovydas irgi Baisogalos gimnazijos auklėtinis. Labai naudingai pirmame kėlinyje sužaidė Dovydas. Smūgis.
liečia. Oi, gražus buvo smūgis, bet palėtė lubas. Ir turi būti pakartotas. Smūgis per visą salę. Niekas nesugeba sugauti kamuoliukų iš oro. Dovydas užima pirmą bazę. Majus nubėga į trečią. Dovydas tuo tarpu dar ir kol gynėjus buvo užsiėmę Majum. Dovydas užima antrą bazę. Prie lazdos ateina Matėjus. Sėkmingo atmušimo atveju puolėjai pelnys taškus. Nepatogus trenerio užmetimas. Matėjus nusprendė palaukti kito metimo. Kamuolys skrieja ir Matėjus smūgis. Į lubas. Nesiskaito. Dar kartą bus bandoma atmušti kamuolį sėkmingiau. Vėl smūgis aukštas. Kur ten kamuolys atšoka. Suirutė žaidime. Bet teisėjo sprendimu, kadangi kamuolys daugiau kartų atsimušė ir gynėjas sugavo, tai neskaito kaip sugavimai iš oro pagal taisyklės. Igno atmušimas nesėkmingas, Ignas gauna out, tačiau po atmušimo, po sugavimo Majus spėja parbėgti. Gynyba sutrikusi, po Majus parbėgo ir Dovydas ir pelno tašką. Tai jau 6. Pelnyti Radviliškio taškai. 6-0. Radviliškio komanda pirmauja. Kajus linda, atmuša kamuolį, Matėjus bėga į namus. Kajus negauna trečio auto. Teisėjai rodo save. Visa komanda šaukia iš džiaugsmo. 7 taškas Radviliškio komandai. Ir Kajus išnaudojęs gynybos abejingumą užima antrą bazę. Žiūrim, Elijaus atmušimas. Vėl kamuolys skrieja stipriai, bet gynėjas sugauna kamuolį. Numeta į pirmą bazę ir Elijui trečias out. Vilniečių galimybė pulti ir pelnyti taškus. Atmuštas kamuolys. Bet atmuštas per aukštai į lubas. Vilniečių puolėjas turės pakartoti savo mušimą. Atmuštas į žemę, Majus gaudo. Greitas metimas ir pirmoji bazėje bėgikui out. Nes jis akivaizdžiai nespėja. Vėl smūgis. Dovydas Golcas gaudo. Puikus metimas Ignui. Ir vėl greit susiorientuota. Greit atliktas metimas. Ir puolėjas nespėja nubėgti iki pirmos bazės. Jau 2 autai. Vėl smūgis. Vėl Dovydas gaudo nuo žemės kamuolį ir numeta Ignui. 3 autai rungtynių pabaiga. Radviliškio pergalė 7-0. Pirmas turas vėl pergalingas Radviliškio komandai. 4 pergalės iš 4 galimų, kai nugalėti visi varžovai ture. Tai ir Radviliškio antroji komanda nugalėta 2-0. Tai ir Vilniaus Vilties Liūtukų komanda nugalėta 5-3. Ir Jonavos komanda nugalėta jau didesniu rezultatu. Sėkmės mūsų vaikam likusioje sezono dalyje. Laukiam ir toliau, kad taip žaistų ir pasiektų daug pergalių.